Nu ką, ir vėl mes, tai sveiki, labą dieną. Žodžiu, šiandieną turime vėl kitokią temą. Tai tikimės labai, kad prieš tai temas, kurias gvildenom, tikrai buvo įdomu ir aktualu ir kad džiaugiamės, kad tų žiūrovų yra ir atsiranda, tai reiškia, einam labai teisingų kelių. Dabar nuo galvos buvo prie... Dabar prie kūno. Dabar prie kūno. Prie kūno. Tai, pristatyk. Taip, tai šiandieną turime Pilateso trenerę ir apskritai, gal kaip Karolina, tu save geriau pati pristatytum, tai toksai, žodžiu, žvilgsnis šiandieną į sveikatingumą, į judesį ir Karolina, žodžiu, yra KK Pilates klinikos įkūrėja, tai šiandieną pakalbinsim ir norim viską, žodžiu, sužinoti, nes dabar čia mača ir pilates tai yra trendas, taip, tai žodžiu šiandien norim išgirsti, tai kuom čia yra tokia karšta tema. Taip, tai net nepristatyčiau savęs kaip būtent pilateso trenerės, pristatyčiau save tiesiog kaip trenerė, kuri veda ir pilatesą, ir kitokias treniruotės. Tai aš vedu ir asmeninės treniruotės, ir gydau žmonės per gyvensenos medicinos prizmę, kas liečia nemedikamentinį gydymą. Tai mes einam per judesį, per psichologiją, per psichosomatiką, per mitybą ir panašiai. Tai, kaip sakau, negaliu pasakyti, kad aš esu tik pilateso trenerė, aš esu tokia bendresnė trenerė. Tai vat, ir pilatesas, kodėl dabar toksai trendas, žinokit, aš pati galvoju, nežinau, nes pasaulyje pilatesas turbūt jau 25 metai, kokia yra kaip trendas ir žmonės apie tai labai daug supranta. Pas mus Lietuvoje, kadangi, kaip sakau, mes tik dabar pradedam iš tikrųjų sąmoningėti, kaip bebūtų ir kaip skaudžiai beskambėtų, taip yra, ar ne? Tai dabar prasidarė toksai trendas ir, kaip bebūtų, iš to nori dauguma uždirbti pinigus, ar ne? Ir tada pradedam daryti, dabar visi pilateso treneriai. Todėl aš ir nenoriu savęs išskirti būtent kaip pilateso trenerės, ar ne? Nes aš dar universitete, kaip mokiausi, iš tikrųjų dar bakalauro studijose, ką aš esu pasakius, jau aš pilateso, tai gyvenime nevesiu. Aha, čia dažniausiai. Tai čia, kaip sakau, nespjauki vandenį, iš kurio tenka gerti. Tai aš buvau ta trenerė, kuri veda intensyves, aukšto intensyvumo treniruotės, visokias zumbas, asmeninės treniruotės ir panašiai, bet paskui gyvenimas priveda prie to, kad mes pradedam matyti, jog yra gilesnių dalykų ir yra sveikatos problemų, kurių tu neišgydysi per greitį ir per intensyvumą. Reikia šiek tiek keisti specifiką. Tai vat, dabar, kodėl, manau, tas pilatesas, kaip sakoma, trendina, nes žmonės pradėjo labiau sirgti. Kaip bebūtų, taip yra ir mes jau einam daugiau dabar į sveikatinimo pusę. Ir visi puikiai žinom, nėra sveikatos ar ne, nelabai galim kokybiškai nei dirbti, nei gyventi. Nebelieka mums tiesiog elementarios kokybės. Tai dėl to, manau, dabar toksai trendas yra ir atsiradęs, nes, priėjom į sveikatos temą tiesiog. Pradedam griūti, kaip aš sakau. Tos temos topinės dabar visos yra, kas susijęs su amžėjimu, tai tas longevity, žodžiu, ilgamžiškumas, judėjimas, visi pradėjo kreipti dėmesį į mitybą, aš dėl ko ir prieš tai ir pristačiau bendrai, kad apie tą sveiką gyvenseną, čia yra visiškai tavo arkliukas ir tavo tema, tai žodžiu. Taip, tai kaip prasidėjo tavo tas kelias? Šiaip žinau, kad tu turi labai įdomią istoriją ir kur tu buvai apskritai stažuotis būtent ir mokytis pilateso. Taip, tai mano iš tikrųjų istorija gyvenimo, kas liečia darbą ir mano specifika darbo iš tikrųjų yra tokia, kaip sakau, crazy, nes baigus magistrantūrą gyvensenos mediciną, kas dar, kaip sakau, Lietuvoje iš viso buvo nepopuliaru ir aš buvau pati pirma laida Lietuvoje, kai stojom į sveikatos mokslo universitetą, kadangi šitą specialybę atėjus iš Amerikos ir sakė, jūs čia gyvenime darbo neturėsit. Sakau, tai jeigu Lietuvoje nebus, sakau, reiškia bus Amerikoje. Ir dabar jau po tų 8 metų tas visas lifestyle medicine jau modelis ateina į Lietuvą ir po to aš iš tikrųjų išvykau dar į Australiją pirmiausia, tenais stojau į koledžą, kadangi, kas beliko, doktorantūra. Aš esu praktikė, ne teoretikė ir kaip bebūtų, kaip sakau, kad esu ir mokslo žmogus, bet teorija nuo praktikos iš tikrųjų labai skiriasi, kad yra, gal mano dėstytojai paprieštaraus kai kurie, bet taip yra, kai dirbam su praktika, yra kitaip šiek tiek. Ir aš išvažiavau studijuoti dar į Australiją koledžą. Tenais prabuvau beveik metus laiko ir paskui grįžau jau vėl, kaip sakau, prasidėjo tie visi covidai, vėl grįžom į sporto klubus ir pradėjau matyti, kad mano, kaip sakau, klientai, aš juos vadinu labiau sportininkais, ne klientais, nes dauguma mano klientų, kaip sakau, vis tiek jau gaunasi tokie artimesni ir aš esu iš tų žmonių, kad noriu kurti tiesiog bendrystę ir bendruomenę, nėra taip pat atiniu, ten pakilnoji geležį ir išeik man įdomu niekas. Tai aš turiu šiek tiek kitokį požiūrį tiek į patį sportą, tiek į patį santykį su žmonėm.
Ir, kaip sakau, kilnojant tą geležį, aš pamačiau, kad žmonės iš tikrųjų byra ir salėje aš nebeturiu tiek, kaip sakau, galios ir tam tikrų įrankių, kurių man reikia, kad aš galėčiau padėti žmonėm, o aš jam galiu padėti, kadangi aš turiu gan stiprų tikrai backgroundą, kas liečia gyvensenos medicinos žinias, kadangi dirbau su diabetu sergančiais pacientais ir nemažai žmonių, kaip sakau, nukėliau nuo medikamentinio gydymo į nemedikamentinį, bet vėlgi mes, kaip sakau, viską darom komandai su šeimos gydytojais, su kardiologais, su endokrinologais ir panašiai. Tai vėlgi prieinam prie to, kad visur yra komanda ir bendrystė. Vienas tu nieko nepadarysi, kaip bebūtų, ta prasme, jeigu nori tikrai kokybės, tu vienas, lauke nekarys, taip yra. Tai čia vėlgi mes pajungiam visą komandą. Ir aš tiesiog supratau, kad mes galim, kaip sakau, malti šiandien gražiai pasakys, ar ne, ir sakyti, tai tau čia padės ten tie pratimukai ir viskas. Ir aš sakiau, ne, reikia tiesiog išeiti vėl eilinį kartą iš to komforto ir susiradau gana stiprią Pilateso mokyklą New York'e ir išvykau mėnesiui praktiškai ten stažuotis ir sėkmingai 2 metai, aš jokiuosi nors ir esu dėstytoja šiuo metu, bet to pačiu vis dar esu studentė, būdama 33 metų ir vis dar mokausi New Yorko mokykloje ir sėkmingai laikysiu egzaminus lygiai taip pat kaip ir mano studentai laikosi. Žodžiu, tai čia yra ištisas mokslas ir dirbant su žmonėm, mes turim turėti kaip specialistai atsakomybę prieš žmogų ir nenustoti tobulėti. Kaip sakau, tikrai viskas keičiasi ir tai, ką mes mokėmės prieš 10 metų, prieš 12, ar ne, tai keičiasi. Ir tos pačios žinios, jos... Tos pačios tiesos paneigė. Iš tikrųjų, pažiūrėkit, kaip ir sako, sveika valgyti kiaušinį vienais metais, tada jau viskas nebesveika. Dabar čia yra sveika valgyti tą, nesveika yra tą. Aš su mityba vėlgi, kaip sakau, turiu atskirą temą, nors aš pati esu vegetarė, bet aš nesakau, kad visi turi būti vegetarai. Vėlgi su mityba, kas liečia, net turi būti subalansuota sveika mityba, kad žmogus gautų tiesiog maistinių medžiagų, tokių, kokių jam reikia. Ir iš kokios mitybos jisai gauna, ar ne, tai čia jau vėlgi kiekvienam yra, kaip sakau, individualus dalykas, nes vėlgi skiriasi ir mūsų kraujo grupės, skiriasi mūsų gyvenimo būdas, skiriasi mūsų tempas, ta prasme yra skirtingi dalykai ir mes negalim, kaip sakau, sakyti kažkokios vienos tiesos, nes tai yra netiesa. Taip, o tai kaip žodžiu žmogui, pavyzdžiui, atsirinkti, ar įmanoma paprastai, taip, mėgėjai, žodžiu, susidėlioti, kas tinka, kokie ta mityba, koks tiem sportas tinka, ar patartumėt, gal tada vienu žodžiu kitai pasuksiu klausimą. Pasakėt. Kokios paslaugos jūsų bus jūsų klinikoje, kad ta prasme, kad žmogui būtų paprasčiau vienu žodžiu atėjus, atsakytų, jums tinka tas, ar čia aš teisingai traktuoju? Jo, čia yra labai teisingas klausimas, nes, kaip sakau, kas tinka visiems, netinka niekam. Ir vėlgi, aš žiūriu per individualumo prizmę, kodėl aš ir pavadinau Pilateso kliniką, o ne kažkoks sporto klubas, studija, sveikatingumo centras ar kažkas tokio, nes aš noriu eiti į gydymo prizmę, į nemedikamentinį gydymą, ar ne, per judesį, kaip ir minėjau, mitybą, psichosomatiką ir visus šitus niuansus, tai pas mus klinikoje bus iš tikrųjų labai daug skirtingų treniruočių, nes mes vėlgi negalim treniruoti tik tam tikros kūno vietos arba raumenų grupės, kuri mums labai patinka, ne? Nes, kaip sako, man gaunasi daryti rankas, tai aš dabar visada darysiu rankas. Tai čia gaunasi priešingai, nes mes stiprinam, žmogus yra toksai sutverimas, kad jis visada daro tai, kas jam yra patogu. O kur yra nekomforto zona, jau mes, kaip ir nelabai norim išeiti, nes man čia yra patogu sėdėti ten, kur sėdžiu. Tai va, tai taip, kad nebūtų, kaip sakau, kad žmogus darytų tai, kas jam patogu, jam yra reikalingas specialistas, kuris galėtų jį nukreipti, ko jam reikia. Tai mūsų klinikoje būtent ir bus platus treniruočių spektras, kad ir vadinasi tai Pilateso klinika, tai nebus vien tik apie Pilatesą. Taip, mes turėsim reformerius, tikrai, sakau, su kuriais galim daryti viską. Realiai nėra žmogaus arba žmogaus su tam tikra liga ar sveikatos sutrikimu, kuris negalėtų sportuoti su reformeriais. Tai yra vienas dalykas, kaip sakau, išeitį mes visada randam, tik reikia noro. Taip pat bus daug treniruočių, paprastų Pilateso ant kilimėlių, trikso diržai, asmeninės treniruotės, rato treniruotės, nirvana, kvėpavimai, meditacijos, ta prasme, tikrai turėsim viską nuo iki, nes mano tikslas kiekvienam pritaikyti patį geriausią sprendimą, atsižvelgiant į žmogaus ligos anamnezę, nes pas mane, kai ateina žmogus, aš visada, ko pirmiausia prašau, yra kraujo tyrimai, yra ligos anamnezė ir aš žinau, kas su tuo žmogum yra šiuo metu, koks yra jo tikslas ir ką mes turim padaryti. Šiaip turėtų taip dauguma specialistų daryti, nes aš, pavyzdžiui, sėdint dabar nenuskanuosiu, kas yra Karolinai, tarkim, ar ne? Aš nesu skanas, tai negaliu nuskanuoti. Už tai man reikia turėti tam tikrus išrašus, kad aš matyčiau, kokie kraujo tyrimai pas ją yra, nes mes ne vien tik į kūną turim žiūrėti, ar ne? Tai ten centimetrą čia turiu numesti arba čia.
kartais, nu, ne ten yra problema, kartais čia yra tiesiog tik tais, kaip sakau, pasiekmė, o problemas slypi kažkur giliau, ar ne? Tai į šitus dalykus reikia atsižvelgti. Tai šitas dalykas bus, kad mes tikrai klinikoje rekomenduosim darytis kraujo tyrimus ir aš esu šitoj vietai atsakinga ir aš noriu, kaip sakau, turėti visus saugiklius susijungus, kad žmogui tikrai pirmiausia mes turim nepakenkti, o tada mes turim padėti. Tai va, ir dar nukrypau nuo temos. Klinikoje turėsim ir 3D kūno analizatorių. Tai mes būsim, mūsų klinika bus antra Lietuvoje, kur turės šitą analizatorių. Tai parodys ne tik ten riebalinį ir raumeninę masę, kas mums irgi yra svarbu žinoti, ar ne, ar tam žmogui reikia užauginti raumens, ar jam reikia sumažinti riebalinį audinį, ar ne, kas irgi paskui įtakoja tam tikrus ar metabolinius sutrikimus, tam tikras ligas galimas ir panašiai. Bet net ir matysim pečių aukščius, kuris petis yra aukščiau, kuris yra žemiau. Tai vėlgi, taip, vėlgi matom, ar yra klubas pasisukęs ten, kaip sakau, bus tikrai tai ten prasuks 360 laipsnių kampų, žodžiu, ir mes matysim visą tą žmogaus, kaip sakau, jau esamą situaciją. Ir per tą minutę mes greitai padarom tą tyrimą ir viskas yra, kaip sakau, struktūrizuota, žmogui ateina jo tyrimai į Gmailą ir jisai turi rezultatus, mes turim rezultatus ir mes tada susistatom jau programą jo. Aš jau matau, kokias treniruotės jam reikėtų daryti, kokius intervalus, kokį dažnumą ar ne, koks yra dozavimas, mes susistatom, 3 mėnesius žiūrim, ar mums veikia, prasitestuom, jeigu veikia, okei, važiuojam toliau, neveikia, reiškia, mes kažką keičiam ir koreguojam. Ir prie viso to mes turėsim ir masažus, tai tiek kūno, tiek veido, nes čia, kaip sakau, mes visi turim dirbti komandai. Tiek treneriai, tiek kinesterapeutai, masažuotojai ir gydytojai, mes turim dirbti komandai ir kaip bebūtų, kaip sako, čia yra konkurencija ar kažkas, aš su to nesutinku. Nemanau, kad mes turėtume vieni su kitais konkuruoti. Aš manau, kad jeigu mes dirbtume visi kartu bendrai, mes padarytume labai daug ir žmonėm tikrai padėtume daug labiau, negu dabar yra kokia situacija. Gerai, tai dabar jeigu kalbėtume taip, man atrodo, kad čia turbūt ir visiškai sutiksi su tuo, kad judesys ir ta emocinė sveikata iš esmės, nu, tai yra labai susiję, ne? Tai, kaip sakau, vienas nuo kito yra neatsiejami dalykai, tai yra visiška lygybė. Jeigu mes sergam fiziškai, tai mes sirgsim ir emociškai. Jeigu mes jaučiamės blogai, automatiškai vėl tada mūsų savivertė krenta, mes neturime energijos, ar ne, tada pradedam ten galvoti ir panašiai. Jeigu mums emociškai blogai, tai automatiškai mes susirgsim ir fiziškai. Nebereikalo tam ir, kaip sakau, ir yra tos vadinamos ligos, psichosomatinės ligos, ar ne, mūsų psichinė sveikata. Šiaip dabar iškyla, vienu žodžiu, kad neįsisibuotume. O šiaip yra, vienu žodžiu, kažkoks amžius, nuo kada rekomenduojama šiaip pilates. Nu, vat, pavyzdžiui, niekad negirdėjau, aš įsivaizduoju, kad ar tai, nu, vat, yra suskirstyta pas jumis, tai kaip sakyti, jau taip oficialiai, nuo kada? Nuo 16 metų, realiai į pilatesą gali eiti nuo 16 metų, taip jau su tėvų sutikimu, o iki to laiko yra vaikų paauglių treniruotės. Vėlgi, vaikai negali ir paaugliai eiti į suaugusių treniruotės, tai nuo 16 metų jau viskas yra šitoj vietoje tvarkoj, o iki 16 jiem yra jau atskiros treniruotės. Aš asmeniškai su vaikais nedirbu, tai nėra mano sritis ir nėra mano arkliukas, aš nesu ten, kaip sakau, maksimaliai stipri. Todėl aš tos vietos tikrai neimu ir tenais nelendu. Yra specialistai, kas dirba su vaikais ir aš juos palieku, kas gali jais pasirūpinti. Mano grupė yra suaugusių grupė ir aš einu daugiau vat, į tą pusę. Gerai, tai dabar, bet irgi su vaikais viskas aišku, pradėti, nu niekada nėra vėlu. Tikrai nevėlu. Nu nevėlu, reikia, jeigu jau yra poreikis. Yra kas negali, pavyzdžiui, pilateso. Ar yra to? Nėra, nes pilatesas yra priskiriamas netgi reabilitacijai. Kodėl aš ir sakau, jeigu žmogus sako, kad aš negaliu sportuoti, reiškia, jisai meluoja. Nes net su bet kokia diagnoze žmogus gali sportuoti pilatesą. Tai tiesiog bet kokie taisyklingi fiziniai judesiai žmogui yra reikalingi gerinti jo sveikatos būklę, kad ir kokia yra, kaip sakau, liga, ar tai būtų onkologija, ar širdies ir kraujagyslių sistemos ligos, dabar jau judėjimas ir pilatesas yra priskiriamas būtent tam healinimui, gydymui ir reabilitacijai ir greitesniam atsistatymui. O dabar, jeigu, pavyzdžiui, ar pačiai ten teko girdėti kokį nors mitų apie pilatesą ir gal gali paneigti, nes čia tokių... Žinokit, tiek daug mitų, gal net ir paantrinsit, arba jūs gal kažką dar žinosit, tai pats pirmas yra, kad pilatesas yra tik moteriam. Čia yra number one mitas. Ir ką aš padariau praeitais metais, aš pati pirma sukūriau vyrų grupę. Šaunuolė. Su reformeriais. Kadangi, taip, turėjau, kaip sakau, viskas eina per praktiką. Kadangi aš esu praktikė ir, kaip sakau, moteris sportuoja, ir ateina vyrai, ir kaip nelabai čia smagu, čia prie tų moterų atrodo, jam,
ego dalykai, nu tiesiog tikrai sužaidžia ego dalykai, ne? Jis vienas toj salėje. Vienas arba du ir aplink vien tik moteris. Ir vėl kaip ir, nu, atrodo, čia yra nefainai. Ir ką aš tada padariau? Taip. Bet dabar gal keičiasi požiūris. Keičiasi. Ir aš, kai surinkau tiesiog tą vyrų grupę, iš tikrųjų dauguma jų buvo profesionalų sportininkai. Ir jie ateina, sako, oh my god, kaip čia sako, sunku, mes net negalvojom. Tai jie prie savo treniruočių bent 2 kartus per savaitę įtraukia Pilates Reformer treniruotės. Ir jau jie paskui sako, tai gerai, kada galima eiti su moterim. Sakau, jūs visada galite eiti. Sakau, tiesiog aš padariau tai, kad pradėti griauti mitą, nes mes Lietuvoje esame tikrai konservatyvūs ir galvom, nu tai čia moteris eina ten pakilnoja tą kojytę, pasukioja ten iš šono, atrodo, kas čia yra sunkaus. Mums kitaip suformuotas. Dėl to, kad mes neturim žinių ir vyrų nusistatymas, kad moteris trenerė, taip, čia atrodo tik geležį turiu kilnoti ir panašiai. Taip, bet jie ateina paskui visi sušokia ir ką daryti, nes mane va ten taip surakino. Nu tai jau tada ateina jau pas trenerę, nu jau gal nusiema tą karūną, nu gal tu kažką ir žinai vis dėlto. Ir tiesiog, kaip sakau, reikia ateiti, pabandyti ir suprasti. Ir tada tas, kaip sakau, mitas tikrai pradeda, kaip sakau, koreguotis. Tai ką mes irgi pas save klinikoje darysim, tai mes kursim bendruomenę tiek vyrų, tiek moterų, tai nėra moterų pilateso klinika, tikrai ne. Jokių, kaip sakau, ten lyčių skirstimų pas mus nėra. Yra vyrų persirengimo kambarys, yra moterų. Viskas yra suplanuota visiems, kad visi galėtų sportuoti ir panašiai. Dėl mitų, dar vienas mitas, kad turi būti žmogus būtinai lankstus, kad eitų į pilatesą. Tikrai ne, dėl lankstumo vėlgi, kaip su bet kokia fizinė ypatybė. Mes lavinam. Jeigu mes neturim lankstumo, mes lavinam lankstumą, mes neturim jėgos, mes treniruojam jėgą. Tai čia tikrai, kaip sakau, irgi yra vienas iš tų mitų, kad aš turiu turėti kažkokias fizinės ypatybės, kad galėčiau ateiti į tą treniruotę. Nu, tam ir einam sportuoti, kad mes išsitreniruotume. Taip. Kas dar iš mitų, kad labai lengva. Tai šitas irgi yra netiesa. Aš galiu šitą tikrai paneigti, nes ta prasme šiaip yra labai sudėtinga. Aš pati esu buvusi pas Karoliną treniruotėje, aš žinau, kad tuo metu, tai tada kaip tik, kai aš buvau, tai gal ir buvo tų profesionalių sportininkų. Tai aš ten gavau to krūvio, tai galvoju, o dar aš tikrai esu nelanksti, prisipažinsiu. Aš net ten patekau, tada net ten patekau. Tą lygį iš karto gavau tokio spaudimą. Tai vat, bet iš tikrųjų tai tikrai yra labai sudėtinga, kai aš galvau, kad, nu, taip pat nusitikiu, kad čia pagulėjau. Ta instagraminį vaizdą pamatom, mes visi, ką matom TikTok'e, ar ne, va čia pakilnojam kojytį ir atrodo viskas labai paprasta, bet būtent čia ir yra esmė, kad mes einam per lėtumą, per techniką ir mes galvom apie tą raumenį, su kuriuo mes dirbam, o ne iš inercijos viską darom. Tai va, ir iš mitų, kas dar galvoju, kad joga ir pilatesas vienas ir tas pats, tai irgi... Aš irgi šiaip, taip visada man toks vaizdas, kad labai panašu, gal kad ant to kilimėlio, žinai. Ne, vėlgi, bet joga turi, pavyzdžiui, asanas, ar ne, tas stovėsenas tam tikras. Pilatesas, jisai to neturi, pilatesas turi, kaip pavyzdys, dar reformer treniruoklį, joga to neturi. Ir vėlgi, joga tikrai eina daugiau į lankstumą, kiti eina į dvasingumą daugiau, su pilatesu mes einam į giliųjų raumenų stiprinimą, į kūno kontrolę. Tai mes einam, kaip sakau, į tą gylį, kad turėtume stiprų pilvo presą, giliuosius raumenis ir tik tada mes ant jų viską galim statyti. Nes jeigu mes neturim, kaip sakau, pagrindo, ar ne, mes negalim nieko pastatyti. Čia kaip namas, nu, negalim pastatyti stogo, kai nėra pamatų. Su pilatesu yra tas pats. Mes einam į gylį, mes stiprinam giliuosius raumenis ir tik tada viską apstatinėjom aplinkui. Tai joga ir pilatesas, nu, nėra tas pats. Dabar klausimas, tai kada galės klientai užsirašyti jau pas jumis į kliniką? Jau nuo gegužės 1. Jau nuo gegužės 1 viskas. Nedarbo dieną mes vis tiek dirbam, savaitgaliais irgi dirbam ir tikrai visada dirbam. Taip, nu, sportuoti reikia, kaip aš sakau, kiekvieną dieną ir čia negali būti, kad turim sportuoti tik ryte, tik vakare, tik pirmadienį, tik ketvirtadienį, ne. Kiekvienas sportuoja, kada jam yra patogu, pagal savo gyvenimo būdą, laiką, galimybės ir visą kitą. Tai jau nuo gegužės 1 jau visi gali, jau šiaip dabar gali registruotis iš anksto. Iš tikrųjų, paleidę juos. Registruosis atidaryta, jau yra kažkokia platforma? Taip. Jau yra mūsų puslapis ir puslapį registruojas, jau gali iš ankstiniam treniruotėm bukinti savo vietas, nes iš tikrųjų mes jau net iš ankstinių žmonių, kurie laukia, mes turėjom virš 100. Nu, jūs turite dar tokį labai fainą dalyką, tai bendruomenė Inner Circle. Tai taip, čia yra labai įdomus irgi toksai, man būtų taip trumpai įdomu išgirsti, kas tai yra. Nes aš jį prisipažinsiu, mes čia ne per seniausiai prieš porą dienų buvom Nemunaičiuose. Taip. Ir aš apžiūrėjau viską per langus, aš jau pasisakavinau.
Bet kadangi mes ten pasiparkavom, tai aš kažkaip tiesiog ir žiūriu, sakau, geras, sakau, kur bus. Taip. Tai, žodžiu, kas tas inner circle, man iš karto patraukė tas, žodžiu. Taip, tai čia vėl geriau. Mūsų dalykas, ko Lietuvoje tikrai neturim, kaip sakau, aš visada esu iškritus iš konteksto ir esu nepopuliari ties daugumą nuomonių Lietuvoje ir čia, kaip sakau, daug kur nefitinu, tai su tuo inner circle irgi, kaip sakau, mes vėlgi esam pirmos, ką norim padaryti, tai čia yra mūsų ta vidinė bendruomenė. Taip. Kodėl yra tas ratas, kaip sakau, nes viskas pas mus gyvenime eina ratu. Viskas eina ratu, kaip sakau, tai ta visa bendrystė, sportas, judėjimas ir visa kita, mes norim viską sujungti į vieną. Ir ne tai, kad žmogus tik ateina į treniruotę ir išeina, mes norim kurti pačią visą bendruomenę, kas yra užsienį tikrai jau populiaru labai daug metų, o mes lietuviai esam tokie, sakau, labai uždari. Ir jau, kaip sakau, daug metų mokslo yra įrodyta, kad tarpusavio santykiai ir ta bendrystė, jinai labai stipriai įtakoja mūsų tiek fizinę, tiek psichinę sveikatą ir tie žmonės tam tikrose šalise, kurie turi tas bendruomenės, jie gyvena mažiausiai 10 metų ilgiau. Taip, va čia yra Italai gyvena. Blue Zone. Yra Blue Zones, tai dabar, jo, ir apie tas Blue Zones tik dabar pradėjau kalbėti, kas man yra labai keista, nes mes prieš 8 metus apie tai mokėmės. Tai va yra tie tokie, kaip sakau, dalykai, kur mums atrodė elementarus tai tuo metu, o dabar tik ateina į Lietuvą. Tai aš tikiuosi, kad mes tą inner circle, kaip sakau, būsim to pradininkės ir pajungsim žmonės tikrai bendrystėje, organizuosim renginius, eventus, visokius darysim, kadangi Nemunaičius pasirinkau irgi nebereikalo prie upės, kad būtų gamta ir to pačiu miestas, tai, kaip sakau, kad pasikrautume tiek iš gamtos, tiek vieni iš kitų. Na ką, pasisėmėm, mes čia iš tikrųjų daug informacijos, tai man atrodo, žodžiu, dabar žmonės geriau supras ir kodėl va dabar čia viskas taip trendina, ta mača ir pilatesas, tai žinokit, čia ne tik apie tai. Čia ne tik trendas yra. Čia yra tiesiog apie ilgamžiškumą tas mūsų toks požiūris. Tai mūsų vienu žodžiu, kad dovanos labiau yra apie veidą. Apie veidą, taip. Kas mes yra labai svarbu. Taip, tai tada labai dovanėlė nuo mano atstovaujamo Dermeden prancūziško produkto ir Misio D elektroninės parduotuvės labai malonu buvo susipažinti, tikiuosi tą draugystę į tą bendrą jūsų kolektyvą išsuks. Aš labai tikiuosi. Ir dovana iš Gražio Alchemijos, tai žodžiu, ir iš mano elektroninės parduotuvės, ar čia jau mes gyvai susitiksim, tai dovanų kuponas, žodžiu, kosmetikai. Tai prašau. Ačiū labai. Prašau. Ačiū. Nu ką, iki kitų kartų ir iš tikrųjų tikiu, kad kuo toliau, tuo įdomesnių temų paliesim ir kad ir šita tema bus tikrai aktuali, nes ne viskas gyvenime yra apie Instagramą. Pasirodo, kad ne taip lengva. Ir iš tikrųjų tai rūpinkimės savim nuo galvos iki kojų. Šiandienos žinutė tokia. Labai graži žinutė.